Jisai Lukai dirb 10 metų. Tai sveiki, esu Mantas, pristatysiu šiandien daugiau to, ką užsiemu, kas iš tikrųjų gimė prieš 14 metų. Iš tikrųjų prasidėjo nuo asmeninės istorijos mūsų vaikui ir per tą 14 metų daug matėm įvairių situacijų, reabilitacijos pliusų, minusų ir to pasiekoje noriu tą pasidalinti tomis žiniomis su kitais tėvais, kitais šeimų nariais ir kitais žmonėmis. Visi puikiai žinome, kokia yra rinkoje situacija, kai prireikia reabilitacijos. Čia situacija yra tokia, kai reikia, nėra laiko laukti, bet dažniausiai mūsų sistema yra tokia, kad pirmiausiai šeimos gydytojas, po to siuntimas pas reabilitologą ir galiausiai jūs galite laimėti vietą reabilitacijoje. Ko dažniausiai ne visada ir užtenka, nes iš tikrųjų reabilitacijų reikia dažniausiai ir daugiau, ir intensyvesnių, ir įvairesnių, tad, kaip sakant, mes galim toje vietoje padėti. Mūsų pagrindinės yra 3 tokios kryptis. Tai yra pirmiausia neuroreabilitacija, kineziterapija ir sveikatingumo mankštos. Neuroreabilitacija yra susijusi su mūsų inovatyviais prietaisais, priemonėm, kurie padeda atkurti ryšius, tai yra neuroplastiškumą. Tai yra, kad viena smegenų dalis pradeda kompensuoti kitos prarastos smegenų dalies judesius ir tada tokiu būdu yra galimybė atkurti ryšius, eisenos, judesius ir taip toliau. Paprasta kineziterapija pas mus nėra vien tik kilimėlis ir pratimai, tai vėl yra tam tikra įranga, išmanūs prietaisai, kurie sužaidybina arba net padeda tam tikrus judesius atlikti tiksliau ir yra kai kurie sprendiniai, kurie net iki 100 pratimų gali labai tiksliai padėti atlikti. Taip pat yra sveikatingumo mankštos. Tos tai yra tiem žmonėms, kurie yra paprastai tiesiog ofiso darbuotojai, vaikai su telefonais, kurie daugiau praleidžia laiko ant sofos negu laukia, tai, sakykime, prevencinės priemonės tokios ir gerai savijautai yra sveikatingumo mankštos. Toliau taip, kai kurie klientų atsiliepimai. Šiaip yra, aš tai dažniausiai pristatau, kad nuo cerebrinio paralyžiaus, sakykime, nuo neurologinių sutrikimų, bet yra ir insultas, ir išsėtinė sklerozė, cerebrinis tas pats. Tai kai kurių klientų su kolegom vakar anksčiau apsiklausiau, tai yra vienas tyrimas darytas net Palangos reabilitacijos klinikoje su mūsų kineseforo medikų, tai yra, kad po insulto per 3 savaitės 1,6 karto greičiau atsistato eiseną lyginant su įprastom, sakykime, klasikiniam metodikom. Išsėtinės sklerozės, va čia yra net Erika ir Gita Elžbieta ir dar viena anoniminė, kurie patvirtina iš tikrųjų, kad nesimankštinant liga labai stipriai progresuoja. Ir čia žmonės yra pakankamai dar, sakykime, jauno amžiaus. Dėl cerebrinio paralyžiaus tai yra kaip ir visoje reabilitacijoje, iš tikrųjų yra visi gydytojai niekada nenori duoti kažkokių didelių prognozių, didelių tuščių vilčių, nes tai yra iš tikrųjų sunkus ir sudėtingas darbas, bet dėl to aš šitą veiklą ir užsiemu, kad tai yra vis tiek turi turėti tikslą ir mažai žingsneliais tu gali pasiekti tam tikrą proveržį savarankiškumo linkme. Tai šiaip yra galima rasti. Tai yra Andrius, Andrius po avarijos stuburo pažeidimas, tai praktiškai kairės diskai, ant prietaiso jisai pats ant savo kojų kiek jis negali, tada jisai mankštinasi ir prietaisas atkartoja natūralius žmogaus žingsnius ir po to kitoj pusėje yra pokytis, koksai bandymas eiti ir ėjimas savarankiškai, kas iš tikrųjų yra labai didžiulis proveržis, bet žmogus labai intensyviai pats treniruojasi ir eina į priekį, tai dėl to tas, kaip ir sakom, maži centimetrai virsta kartais dideliais žingsniais. Tai aš, kaip sakant, iš savo patirties tą kalbam. Tai va, keliaujam tolyn. Mano idealus klientai. Tai yra tiesioginiai klientai, B2C ir B2B.
Pirmiausia, tiesioginiai klientai tai vėl yra tie patys tėvai, vaikai, šeimos, žmonės po traumų, lūžių, operacijų, kuriems reikalingos reabilitacijos, taip pat suaugę žmonės, kurie ofise besėdėdami pastebi, kad jau nugara pavargo labiau negu jie patys. Verslo partneriai, tai ieškom suaugusių tiek vaikų, gydytojų, šeimos ortopedų, neurologų, tie, kurie dirba su tokiais žmonėmis ir galim mane puikiai rekomenduoti. Taip pat dar suradau, kad ir sporto būreliai, kitos mokyklos, ūkdymo darželiai bei privatus reabilitacijos centrai, kurie norėtų bendradarbiauti. Toliau, kaip mane rekomenduoti? Tiesiog, jeigu išgirsite, kad šeimos narys ar artimieji, ar pažįstami, ar kaimynai patyrė traumą, insultą ar kažkokią neurologinę ligą, kur, sakykime, yra susidūrę su judesio problemom, tai mane rekomenduokit, mes tikrai padėsim. Dar paprastas kitas dalykas, be rekomendacijos, taip pat prašyčiau, jeigu galite Google įvertinimą paieškos sistemoje, uždėkit žvaigždutę arba pasidarom 121. Ir mūsų adresas, mūsų šitas ir kreipkitės.